Labai karštas klausimas dėl ekologijos. Aš bandžiau išsiaiškinti, Toyota neseniai turi originalų nuotolinį užvedimą. Sakau, sakykit, kokie pribojimai yra. Gal laike pribojimai, gal tik tai benzinams, dyzeliams negalima. Neradau. Laike nepriboti. Ten BMW, pavyzdžiui, yra pribotas laike. Kai kurie BMW turi nuotolinį užvedimą, bet jie atvažiuoja pas mus darytis užvedimą dėl to, kad ten per mažai laiko. Neužtenka ten tų 10 ar ten 8 minutės, kurios įdiegtos gamintojo ir jisai nori, kad ilgiau veiktų. Aš nematau skirtumo, ar tu užvesi tą automobilį nuotoliniu būdu ir jisai natūraliai atšils. Taip, jeigu taip žiūrėti, tai gal biškį ilgiau užtruks, kol tu gramdysi, žinai, kaip sakyt. Bet šiaip, kai originaliai įdiegtos mūsų rinkoje, yra sistemos, tas pats Lexusas, Toyota, Volvo, aš neradau priežasties, kodėl negalima to turėti mūsų rinkoje. Iš tikrųjų, tai anksčiau tikrai buvo taip, kad Amerikoje nuotolinis užvedimas populiarus seniai labai. Ir jeigu imti Lexusą, tai Lexusas Amerikoje turi užvedimą, buvo laikas. Lexusas Lietuvoje neturi užvedimo.